Pasaulyje daugia aukščių, tai šitą tokį jau senamadiškį pensininką dažniausia. O kada paklausiau, aš kažkada irgi buvau jaunesnis, prieš 20 metų pradėjau bitininkauti, irgi buvau toks jau dar ką priekint vaikins. Tai tim pasiskaičiau, čia daugia aukščių, žinot, jo perka daugia aukščius, tus kiek turėjau, žinot, atsisakinėjau, išsipardavinėjau. Nu ir tokį veina į toks įgyt susėlis, su visam, vertėjų dirb, važinė po vis pasaulį, vaistus įveža bitim. Tai ano, žinot, klausiu, sakau, Sigita, tu vis pasaulį važinėjai, žinot, kur kad į visus, žinot, kokį man dabar tu navilė, daugia aukštė, kokį. Saka, pakulbėsi, jauni, žinot, vara su daugia aukštės, ten keli greta, žinot, viskas vyks. O kaip saka, aten į pensiją, vėl perenantų, žinot, tada tokių. Aš te pagalvojau, bliam, pradėjau bitininkauti kažkur, 40 metų, taip jau rimčiau. Galvoju, vis tik ta pensija artėja. Tai paskiau vėl tus daugia aukščių išpardavinėjau, dabar vėl tokių šitą perentų. Tai čia jums perspektyvos, kas turėsit minčių. Dabar kas avilė gyvena, įsiaiškinom, bėkis gyvena, o ten ir mergatis bitutis, berniuką trana arba bičą ir jį dar bičių motinėlį. Vienintelį, kad radeda kiaušinėlius. Ai dar apie berniukus, apie tranus trumpą pasakysiu. Trana, tai berniuką netur tėčių. Netur tėvą. Anei gims, tai iš nepaisimta kiaušinėlį. Bičių motinėlį, va čia aš turiu bičių motinėlį kišenė. Dabar nebeturiu. Tikra nebeturiu. Jau čia bloks variantas. Ne, nebeturiu. Stebukla. Čia buvo paralons, buvo užkišti, mes šiandieną kontiktą su dukra, kur būgną mūšį parvežėm betutes ir čia šitą reikėjo užkišti. Ko, pana neišėjo, Jėzus, Marija, vis motinėlis tokiu atveju, jeigu tik te padara, tai jam būtina išėjom. Pabėg. Va, į tą mano dukrą nudažė tau bitutę, tau bičių motinėlį, suderint dėl spalvos. Man kažkaip labiau pateka gelton spalvą. Ir mes palėsėm į avį. Vaironai tokį didesnį, geltą tokį didesnį. Ta bičių motinėlė irgi turi gelonį, kad jau pradėjom šnekėti apie bičių motinį, bet ant labai retą gel. Ana gel tikėta motinėlė, o taip žmogų nelaba gel, nors mane įbandžius įgelti. Pasanovi gelonis jau netoks ir gelonis toks paprastas, kapadata. Į gel biščiuką įdor ištrauk. Bet kieta motina, tai janus mušas iš karto. Su kita motinėlė, va čia štas įdar, biškį ir padažytą. O kam dažyti? Dažyti, kad lengviau būtų surasti. O šių metų spalva kokia? O kartos ne geltona šį metą turbūt, bet ta motina ir ne šių metinė. Na, tų metų jau ir kokie 4, 3 mažiausia. Jeigu bitutė gyvena tik tas 40 dienų vasarą, o bičių motina gyvena 5 metus, nors išsirit, iš to pateis apvaisinta kiaušinėlį. Kiekvieni metai turi spalvą? Jo, kiekvienas metas turi savo spalvą. Bet nebūtina, ana pati neturi, bitininką nudaža. Kad susigaudyt paskiau ar seną, ar jauną, bet šiaip bičių omdžių arba bičių motinėlis omdžių maždaug gal nustatyti, kaip ana dėt kiaušinėlius. Pačio pradžio dėt labai tvarkinga, nebūnt raninių kiaušinėlių, o paskiau vėliau vis senatvė, 2 metas, 3 jau pradedė daugiau kiaušinėlių, kokių 3-4, tai iš viso labai daug ir raninių, kartas net į praled būn, kad trūkst spermas o iš neapvaisintų kiaušinėlių išsirit trana. Jeigu daugiau tranų, tu statistiška motinėlė galbūt senesnė. Dabar avilė, trana, motinėlė ir bitutis. Kon dar gal atrasti avilė, tokiem, kad ras dar ir pastatyts pas bitininkus, kad pro virtuvės langą nesimato arba sunkiai matus. Čia visam pasaulyje, kur nuvažiniai Kanadoje, tuo klausėm, tas variants veik, pasirodo ir veik pas bitininkus. Situacija, kad žmonė nematytų. Degtinės? Jo, bitininką ir turi daug draugų. Jo, aten pasižiūrėk pabičiuliauti, tai nuėjani prie tokią vilioką, kur nesimatė. Paskiau nuėjani darbį, kur parėni, sako, jas prigulti, nes čia biti su gėlį, žinai, ir taip toliau. Kad žmon per daug neįsiaiškintų paveizam, kas čia jis. Darom pulnovilį. Gerai, jie man, aš